Šiauliuose, kaip ir keliose užsienio šalise, vykdomas projektas, kuriuo siekiama padėti vyresnio amžiaus kitataučiams gyvenantiems mūsų mieste susirasti bendraminčių, daugiau sužinoti, kaip gyvena imigrantai kitose Europos valstybėse. 12 žmonių net 10 dienų dalyvavo specialiuose mokymuose, kurių metu dirbo grupėje ir susitiko su užsienio lektoriais. 12 nelietuvių tautybės šiauliečių dalyvavo bendrame projekte. Net 10 dienų kaimo turizmo sodyboje jie dalyvavo mokymuose tema neišnaudotas vyresnio amžiaus imigrantų potencialas gyvenimo ekspertai. Tai mokymosi visą gyvenimą programos Grundvik projektas, skirtas vyresniems nei 50 metų nelietuvių tautybės žmonėms. Projekto vadovo Šiauliuose pasakojimu šiame partnerių iš Vokietijos koordinuojamame projekte dalyvauja 5 šalys – Graikija, Italija, Suomija, Vokietija ir Lietuva. Jų tikslas – padėti kitataučiams mūsų mieste jaustis iš tiesų kaip namie, susirasti bendraminčių, bičiulių, sužinoti daug naujo, drąsiau domėtis įvairiausią veiklą, paskatinti domėtis kitų imigrantų gyvenimu. Kitaip pasižiūrėti į savo kultūrą, kitaip pasižiūrėti į tą kultūrą ir tą visuomenę ir, sakykime, bendruomenės konkrečias, kurioje gyvena. Ir būtent ta tarptautinė perspektyva, kuri ypatingai sudomino mūsų projektų dalyvius, sužinoti, kaip žmonės gyvena Italijoje, kaip tie svetimšaliai, kurie atvažiavo prieš daugelį metų, kaip jie įsikūrė Italijoje, kaip jie jaučiasi Vokietijoje, ką išėjęs į pensiją žmogus ten veikia. Per 10 dienų projekto dalyviai klausėsi lektorių iš Lietuvos ir užsienio skaitomų paskaitų, dalyvavo įvairiuose mokymuose, seminaruose, dirbo grupėje. Dalyviai pripažįsta čia gavę neįkainojamos patirties, suradę bendraminčių, išmokę pakantumo. Esą įgautos žinios daugeliui pravers ir asmeninėme gyvenime. Susirinkom čia svetimi žmonės, bet per 10 dienų buvimo šičia mes antiek visi suartėjom. Tos bendros paskaitos, pobūviai, darbas su italais labai didelį įspūdį mums paliko. Šitas paskutinis mūsų pobūvis su suomiais. 2 dienas mes dirbom, gaminom gaminius, va šitokius. Мне было интересно прежде всего to, как мы сумеем... Man pirmiausia buvo įdomu tai, kaip mes sugebėsime gana izoliuotame nuo visuomenės kolektyve sustiguoti tarpusavio santykius. Juk kai atvažiavome, vienas kito nepažinojome. Man buvo labai įdomu stebėti, kaip nieko bendra neturinčių žmonių grupėje atsiranda komanda, kažkas vieningo ir tvirto. Man tai buvo labai įdomi patirtis gyvenime. Для меня это был очень интересный опыт в моей жизни. Projekto dalyviai sako per 10 dienų taip susidraugavę, kad tikrai bendraus bei bičiuliausis ir ateityje. Jie patikino pasidomėsiantys ir kitais imigrantais, kurie galbūt taip pat norės įsilieti į jų būrį. Viktorija Grušaitė, Zigmas Taražinskas, Šiaulių televizijos žinios.